Aš dzīvų dodusi, jauna airiška panelė kabo žemyn galvą ir aukštyn koją. Nieka, po savaitės vedamai aš jūs atkabinsiu atgal. Kandidatas į prezidento postą Kazys Bobelė visiškai pasipeiksino Lietuvos teisėtvarką Seimo į žurnaliūgam. Visas Seimas yra bukas, žurnalistai vienai, o jūs visi asilai su blekinam ausim. Fuck you, fuck me, ačiū už dėmesį. Ukrainos generolai išsigandę NATO porучику ėmėsi naikinti savo branduolinės raketas. Nu, bet sik nesudružba, nu. Milijardai kitaičių pradėjo švęsti savo partijos ir jos vado Jan Dzeminio gimtadienį. Raudonasios iškilmės akilai stebėjo viso pasaulio žurnaliūgus ir politikeriai. Didžiausia įtaka spektaklis paliko mūsų Seimo pirmininkui. Surask 7 skirtumus. Čukčias atsidarė pirmąją šalyje žemės ūkio mokyklą. Tik tai netampyk dažnai pimpaliuko ir nevalgyk geltono sniego, vaikeli. Moko jaunąjį Čan Čatą jo auklėtoją Kamasutrą. Biržos naujienas. Išaugo apyvarta dailiomis moterimis. Per paskutinį ketvirtį jų parduota į užsienį apie 1500 štukų. Prie Kabulo atsidarytos komisinės parduotuvės kariniai technikai jau laukia jūsų dėmesio. Kolumbijos sukilėlių gentis savaitgalį šventė ir ant iešmo kepėsi barbekiu iš valstybės armijos kapitono Kalmaro Almadavaro. Šaulių rajone pardavinėjimas nudvėsusios įsupuvusios karvės, iš kurių akidubių galvytis kaišo linksmėjai kaspiniočiai. Veterinarijos tarnyba perspėja, pajutę išeinamoje angojo skystą konsistenciją, nedelsiant kreipkitės pas ginekologą. Puh, gadas, kaip taip galima. A dabar savaitės sentencija. Hey Laura, let's go to Vilnius for fucking cepelinai and vidurai. Algi, tau dabar Aš labai atsiprašau, aš tokių taip nedarysiu, gerbiamoji Erika. Aš jums norit, pademonstruosiu lietuviško vudų subtilybės gal? Tada būsit galingiausia bobikė pasaulyje. Tik nieko man nedarykit, gerai? Nu, gerai, pažiūrėkim. Bet jeigu apgausi... Gal ir saulėj kartais šalta, o jeigu galėčiau, aš kailiniais apgaubčiau ją. Avaryta kaimynai, su pirmu sniegu sveikiname jumis. Iškrito sniegas, Petrai. Iš karto zylutės čirik atskrido, reikia padaryti lesiklėlę, reikia padaryti. Žiūrėk, kaip išaugo vyšnios, iš karto pražydo. Mes tam per mažai judam, reikia pasportuoti. Pasportuoti. Sniegas sveikata. Einam ant raugučių pasivežinsim. Ir jei katinas ant geležinio auksinio lenciūgo vaikšto aplink tą ąžuolą, nu, į kalną, nuo kalno, į kalną, nuo kalno. Viskas, lipk, užteks, prisivažinėjai. Eisim dabar lipdysim sniego senį besmegenį. Senovės skulptūra, kurią išrado senovės norvegai. Eik ir deg smėlį. Sniegą. Kas tai apspjovė vėl? Kaimynų vaikas apspjovė, ne? Ir įdenk senį besmegenį. Sniego boba. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. You got a bogey. I'm on the way. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Šokoladinė snaigė nukrito rate, taip nebūna sapne. Senelė, ateik čia, ateik senelė čia. Žiūrėk, dabar lipdysim sniego bobą. Čia bus kūnas, čia bus visas kūnas, žarnos, plaučiai, inkstai, kepenys, papai. O čia bus galva. Sniego bobos galva. Dabar sniego boba nepilna. Reikia sniego bobai akyčių, burnytės, nosytės, rankyčių ir pimpalo. Suieškok šakučių, subėk jie šakučių atneš. Guess who's back again. Shady's back. Tell a friend. Duok, čia bus, kas čia, kam čia? Nu čia pimpilas. Pimpilas. Oi, sniego bobai pimpilas. Oi, turbūt vaikas koks pametė kepurę, dailį kepuraitę. Nosytė. Dabar, sūnelį, mes šoksim
šokį, sniego bobos šokį. Nuo rankutės, kaip visam kaime pas mus šokam mes. Sniego bobą mes pastatėm ir pastatėm. Kai kalėdos atėjo, kalėdą varyk žemai iš kiemo, varyk. Laikomės namie ir iguaną laikom, ir driežų 40, pitoną laikom ilgą, laikom voveraičių. Smirda pas mus namie, bet sūnus labai mėgsta gyvūnus laikyti. Herbariumas, raigės, tritonai plaukia akvariume. Viską turim, kirmelės laikom. Ką čia kai tai darot? Čia mes slipdėm sniego bobą. Nematėt mano? Labadiena, kaimynas. Na kada tu čia man ranką kiši? Atsiprašau, su pirmu sniegu sveikinam jūs. Mano kepurės nematėt čia? Ne, nematėm kepurės, ne. Versace, ne? Ne, nematėm. Nematė niekur? Nematė sūnus kepurės. Centų turi? Turiu? Kokias turi teisę, mano? Kas čia? Čia sniego bobą mes pastatėm. Tai vala, tu skaitai, kad šitas pimpalas kaip mano, ne? Toks gaidiškas, ne? Ne. Kepurės mano nematė. Nematėm kepurės, ne. Nematė? Ne. Tai skaitai, esu čia aš, šitas skaitosi, kad aš. Jeigu skaitosi, kad aš, tai tada esu čia aš. Taip, čia jūs su tokiu mažu pimpalu. Nieko nesuprantu. Tai valo, aš, jis, aš. Tai palauk, aš, tu, nieko nebesuprantu. Galvoj kažkas. Ai! Tai gal ir aš iš tikrųjų čia buvau, tai labai dovanokit kaimynę, žinokit, gal ir apsipažinau, tai viso gero. Čia malonaus. Einu namie pamastyti. Pagulėkit namie, galvoj pa žmogų, matote. Matai, kartais tikrai žmogus taip susidveini, kad atrodo, kad esi aš, tai nebe aš. Jeigu tu manai, kad čia aš, tai skaitosi, kad aš. Jeigu čia tikrai esu aš, tai vadinasi, kad aš. Jeigu čia skaitosi, kad aš, tai vadinasi, kad... Aš nemanau, kad tu žiūri mane kaip sniego bobą. Vat taip ir yra daromas lietuviškasis vudu. Tai reikia elementariausio sniego senio, truputį Eminemo ritmo ir visokio plauko buduliai taip pat nesusivokia, kas vyksta. Erika, ar jums aišku? Aišku, bet tu vis tiek mane užknisi. Ar gražu? Na, o bėda. Reklama. Po reklamos žiūrėkite komisaru.